Jeigu pasivaikščiosit po kapinės, matysit ten tokių užrašų. Ten liūdi mylinti žmona ir vaikai, liūdi gedintis tėvai, liūdi mylintis kažkas. Bet niekur nėra parašyta, kad jūsų gedi mylimas jūsų darbas, kuriam tiek daug savo gyvenimui jūs atsidavėte. Tai apie darbą. Bet yra antkapių, kurie mane stebina, ant kurių žmogus susidūrė su amžinybė, užrašo architektas, LTSR nusipelnęs meno veikėjas, operos solistas. Įsivaizduoju, jis buvo čia žmogus, buvo asmuo, o mirties akivaizdoje liko ant kapo. Vis tiek liko užsidėjęs kaukę. Jo, jis liko tik savo profesijos ten, kur jis atrodo, kad yra kažką laimėjęs ir kas amžinybės požiūriu jau akivaizdžiai yra niekas. Bet argi net tokiam mes pasaulyje gyvename, kai žmogus klausia kito žmogaus, kas tu toks esi ir kas tu esi, mes labai dažnai suprantame, kad mums reikia pasakyti, ką mes dirbam. Aš esu filosofijos profesorius, aš esu ten rašytojas, aš esu Seimo narys. Ir daugiau nieko. Ir daugiau nieko. O buvo laikai, kai žmonės sakydavo, kad apie žmogų kur kas daugiau, kas jis toksai yra, pasako ne tai, ką jis dirba, ne tai, ką jis veikia, o tai, kaip jis leidžia savo laisvalaikį.